Sveiki, labai malonu vėl su jumis sveikintis, vadinasi, jums rūpi jūsų pinigai. Čia intelektinė kova, aš investuotojas. Ir tai jau trečiasis žaidimas, jeigu nematėte praėjusių, būtina pažiūrėti, nes tikrai pasisemsite finansinių žinių, jūsų finansinė sveikata bus stipresnė, tad nuoroda šio epizodo prašyme arba mūsų YouTube kanale. Nieko nekantraudamas noriu susipažinti su šio trečiojo žaidimo žaidėjų treneriu. Rokas – žinomas iliuzionistas, kuris turi nemažai hobių. Nuo keliavimo, knygų pirkimo, bet neskaitimo, iki kortų kolekcionavimo. Rokas laiko save pradedančiuoju investuotoju. Renkasi fondus. Pagrindinis finansinis tikslas – išeiti į pensiją 40. Simonas – aktorius. Nors kol kas aktyviai neinvestuoja ir prisipažįsta, kad taupyti sekasi sunkiai, tačiau ateityje siekia finansinio stabilumo. Savo mėnesinės pajamas Simonas daugiausiai skiria pramogoms ir hobiams. Tad jei gautų 5000 eurų, juos skirtų kelionė. Elina dirba sporto trenerė, mėgsta laisvalaikį leisti gamtoje, mėgsta taupyti. Ji yra pradedančioji investuotoja, kuri gautus papildomus kelis tūkstančius eurų nukreiptų į akcijas. Pirmasis turas yra 5 klausimai. Pirmo turo pirmas klausimas. Kuri valstybė turi ne tik daug naftos, apie 8% viso pasaulio išteklių, bet ir brangiausią valiutą pasaulyje? Vienas tos šalies piniginis vienetas yra vertas maždaug 3 eurų. Atsakymų variantai: Bahreinas, Omanas, Kuveitas, Venezuela. Aš paspaudžiau testuodamas planšetę, tai galiu pasakyti veikia. Taip. Atsakymas B, Omanas. Atsakymas B, Omanas yra neteisingas atsakymas. Dabar stebėk, Rokai. Atsakymas yra C, Kuveitas. Ir atsakymas C, Kuveitas yra teisingas atsakymas. Ir pirmasis šiame žaidime taškas keliauja Simonui už Kuveitą. Taip, beje, pati pigiausia pasaulio valiuta irgi yra rialas. Kokie pigiausia, žinot? Rialas yra Irano valiuta. Klausykitės. Ši Azijos šalis prieš beveik 30 mečius patyrė neįtikėtiną augimą. Po jo sekė akcijų rinkų kritimas, kuris buvo vienas ilgiausių pasaulio istorijoje. Tačiau šiemet šios šalies akcijų rinkoms pavyko vėl pasiekti anų laikų piką. Kokia tai valstybė? Pietų Korėja, Tailandas, Japonija ar Singapūras? Simonas, Rokas ir Elina. Reikiuojasi taip, Elina, reikia sparčiau. Reikia pirštą laikyti čia. Gerai. Ir koks atsakymas teisingas? Singapūras. Singapūras nėra teisingas atsakymas. Rokas ploja katutėm, bet nereiškia, kad tu žinai. Tai reiškia, žinau, teisingas atsakymas yra C, Japonija. Ne, man norėjau sakyti. Kodėl taip užtikrintai? Skaičiu apie tai. Taip, tai Japonija. Ir vienas taškas Rokui, kurios iš šių Lietuvos įmonių akcijos nėra kotiruojamos Baltijos šalių biržoje. Apranga, Novaturas, Tesonet, Pieno žvaigždės. Jau viskas, Simonai. Tu pirmas, spėk. Rimtai? Taip. Oho. Tai Pieno žvaigždės, aišku. Tai nėra teisingas atsakymas. Ir galimybė spėti Rokui? Aš spėčiau, kad Tesonetas, nepaisant to, kad jie yra Lietuvoje, bet jie yra labai stipriai tarptautiniai. Nors, nežinau, spėju C, labai spėju. Tavo atsakymas yra teisingas, Yes. Tai yra Tesonet. Dabar trumpai atsikvėpkime ir mūsų ekspertas Andrius Šuminas trumpai paaiškins, kuo investuotojams yra įdomi Baltijos šalių birža. Pažiūrėkime. Tai Baltijos šalių birža yra įdomi, nes biržoje kotiruojasi daugelį mums vis tiek pakankamai žinomos kompanijos. Tai gali būti tiek mažmeninės parduotuvės, tiek technologijų kompanijos, tiek telekomunikacijų. Tai investuotojams tikrai daug lengviau yra galima sekti naujienas apie šias kompanijas, tiek iš spaudos, tiek iš informacijos, tiek iš įvairių blogų. Ir atitinkamai, kodėl patraukli gali būti Baltijos šalių birža, nes per Swedbank prekyba šiomis akcijomis yra nemokama, tad kai tu nori tik tai pradėti investuoti, gali atsitiktinai įsigyti už nemažą kiekį, bent vieną akciją ir pabandyti investuoti būtent į vietinę rinką. Kamštinio ąžuolo žievė yra plačiai naudojama gaminti vyno butelių kamščiams. Vienoje valstybėje šios žievės eksportas užima apie 1,3% viso tos valstybės eksporto. Jie eksportuoja apie pusę visų pasaulyje pagaminamų kamščių. Kuri tai valstybė?
Variantai. Ispanija, Portugalija, jau pradėjo Lina, Alžyras, Marokas. A, B, C, D. C vienas teisingas buvo, 2 kartus C. Nu tai tada Alžyras, liekam prie C. Ir C. Tikrai ne. Alžyras nėra teisingas Na taip. atsakymas, tada Rokas turi galimybę užsidirbti 1 tašką. Ispanija, Portugalija ar Marokas. Simonas mane įkvėpė pagal savo mąstymą. Jisai sako, pagal praeitus galvoja čia C, B, aš tiesiog matau savo vardą ir aš sakau Marokas. Marokas. Marokas yra neteisingas variantas. Elina! Portugalija. Portugalija yra teisingas atsakymas. Taip, šaunu, 1 taškas. Susikupėm, dėmesio 5 klausimas. Lietuvos bankas valdo didesnį nei 4,5 milijardų eurų investicinį krepšelį, kuri turto klasė nėra šio krepšelio sudėtyje. Akcijos, valstybių obligacijos, įmonių obligacijos, visos išvardytos yra. Aš pasiruošęs antras atsakinėti. Teisingai, Rokai, tu antrasis, Simonas pirmasis. Tai vėl aš. Nuostabus. Nu, aš spėčiau, kad gal visos yra. Ir visos išvardytos iš tiesų yra. Ir taip, mes užsidirbame 2 taškus papildomus ir Simonas įsiveržė į priekį. Štai toks tas pirmasis turas. Jums dabar antrajame ture reikės pasakyti, vadinasi, žaidimo turas negalima palyginti, bet palyginkime. Jums reikės pasakyti, kuris iš pateiktų skaičių yra didžiausias. Mes nepatikinėsime skaičių, bet aprašysime tam tikras gyvenimiškas situacijas. Gali būti finansinės, laisvalaikio ir panašiai. Važiuojam. Pirmasis klausimas antrajame ture. Praėjusių metų IPO skaičius Baltijos kapitalo rinkose yra vienas skaičius. Kitas – skandinavų karo dievo Odino augintinių skaičius. Ir trečiasis skaičius – bazių kiekis beisbole ir laikas. Kadangi net neįsivaizduoju, kas yra pirmas, tai pirmą renkuosiu. Pirmą renkiesi ir nepataikai. Rokai. Super, aš turiu šansą. Man labai tartinai atrodo toksai kaip išdurkė tas skandinavų karo dievo Odino augintinių skaičius. Toks mažiausiai kaltas, tai aš tiesiog jį renkuosi. 4 bazės, o Odino augintinių skaičius yra 5. O štai praėjusiu metu IPO skaičius Baltijos kapitalo rinkose 3, vadinasi teisingas atsakymas yra Odino augintinių skaičius ir 1 taškas. Antro turo, antras klausimas, žaidžiate ir jūs žinoma su mumis. Didžiausias autobuso maršruto numeris Vilniaus mieste. Maksimalus Lamborghini Murcielago skleidžiamas garsas decibelais. Apple pajamos milijardais dolerių per šių metų pirmąjį ketvirtį. O kodėl? Aš net nepataikiau. Kas pataikė? Tai Simonas, iš taip tolėti gali išėti iš pastato tada. Manau, kad antras. Kiek galėtų būti decibelų? Nu, kažkas virš 100 jau gerai. 142 ir Lamborghini Murcielago yra teisingas atsakymas, 142 decibelai. Fabijoniškės visoriai 125, o štai beveik 120 milijardų Apple sugeneravo. Įpusėjome antrąjį turą ir dabar trečiasis klausimas, kuris skaičius didžiausias, nieks nesikeičia. Arvydo Macijausko iškeltų marškinėlių numeris Vilniaus ryte, voro kojų skaičius milijardais, iki kurio pernai išaugo antrosios pensijų pakopos fondų turtas. Taip, Rokai, koks galėtų būti teisingas atsakymas? Kuris didžiausias skaičius? Gal sakom, kad Macijauskas, man patinka Macijauskas iš tikrųjų. Tai aš tiesiog už Macijauską esu. Už Taip. Lietuvą, už krepšinį, už meilę tėvynei. Taip, bet Macijauskas ne čia. Tai aš sakau, ne, aš atmetimo variantų. Ir tai neteisingas atsakymas. Taip. Ir Simonai, Aš tiesiog padėtų. voras ar pensijų pakopos? Gerai, Turtas. Macijauskas tikrai 6, voras 8. Tai vad kiek tas Pakopos. pakopos. Čia matau yra daug daugiau pinigų nupiešta, tai aš renkuosi pinigus. Pinigus renkiesi. Ir duodame Linai tašką. Ne? Ir atsakymas yra neteisingas. Jėga. Voro kojų skaičius yra 8, Macijausko numeris 7 iš tiesų yra, taip, o milijardais, iki kurio pernai išaugo antrosios pensijų pakopos fondų turtas 7,1. Gerai, taškų nėra, judame toliau ir ketvirtasis klausimas, kuris skaičius didžiausias. Žvėries skaičius Biblijoje, ilgiausios nuolatinės NASCAR lenktynės myliomis ir skaičius didžiausio 2 variklių Boeing lėktuvo pavadinime. Ir Simonas pirmasis. Nu tai aš manau, kad gal bus lėktuvas. Mano spėjimas būtų.
O koks šis skaičius gali būti to lėktuvo? Tai yra 747, tai gal yra koks dar didesnis. Gerai, tai Mylėmis tai yra mažiau. Žymti man kokį atsakymą? Trečią. Trečias yra teisingas atsakymas. Tai yra Boeing 777. Myliomis lenktynės tai 600 mylių. Na, žvėries skaičius Biblijoje. 6, taip. Čia Per mažai apie tai kalbama. Pasigilinti. Ir antrame ture paskutinis klausimas, kuris skaičius didžiausias. Reikia pasakyti, pasitemkim, pasižiūrim. Pirmas skaičius. Swedbank ekonomistų prognozuojamas darbo užmokesčio augimas 2024 Baltijos šalyse procentais. Helio atominis numeris ir įprastas katės kojų skaičius. Ir mes turime pirmą Eliną. Elina, kaip manai, kuris skaičius didžiausias? Aš galbūt apie chemiją pagalvočiau. Helio atominis numeris. Ne, nėra teisingas atsakymas ir Rokas turi galimybę. Kadangi mes Pelnyti esam Swedbank namuose, aš manau, kad mūsų atsakymas yra A. Ir yra teisingas, tai yra 7-8 procentai. Na, helio atominis numeris 2, na, katės kojų skaičius 4. Ir Rokas gauna 1 tašką, 4 bendrajame kraityje. Ir norime apžvelgti, kad pirmauja po 2 turų. Simonas kažko piktas pirmauja. Taip, 7. Elina 1 taškas, galima tikrai... Atsisveikinti. Dar galima 15 surinkti trečiam. Ir galim laimėti, tikrai galim laimėti. Rokai turi 4 taškus. Nu taip. Taip, o dabar turas trečiasis ir mes turime tiesos akimirką, kada paaiškės, kas nugalėjo. Bet net ir pralošęs gali patekti kitą etapą, nes bus suminė visų dalyvių rezultatų lentelė ir mes matysime, kas dar 3 prie tų 6 prisijungia kitame etape. Taigi tiesos akimirka, viskas taip pat, teisingas atsakymas, tiesa 3 taškai, ne 2, bet nėra jums variantų. Tiesa, viena išlyga yra, kad galite paprašyti manęs pagalbos. Vieną kartą visame ture. Trečiasis turas, pirmas klausimas. Ši valstybė išsiverčia su mažiausia grynųjų pinigų suma pasaulyje. Čia grynųjų pinigų bendrajame vidaus produkte dalis siekia vos 1,7%. Net bažnyčia šioje valstybėje aukas mielai priima ir elektroniniais pinigais. Šalies užmojis tapti pirmąją valstybę pasaulyje be grynųjų pinigų, tai kokia tai valstybė? Ir Elina pirmoji paspaudė, tada Simonas antrasis ir Rokas trečiasis. Tai Reikia? norim pagalbos. Norit? Taip. Paskutinė ir vienintelė, taip? Ai, čia vienintelė? Taip. Oi. Ar dabar, ne dabar? Ne, nenoriu. Norvegija? Norvegija yra neteisingas atsakymas. Simonas antrasis, kuris gali dar laimėti 1 taškelį. Monakas bus, nežinau, kas nors iš mažesnių spėjų. Atsakymas Monakas yra neteisingai. Rokai. Aš žinokit, esu netgi, man atrodo, skaitęs, bet gal ir klystu. Net tai šalis, kuri labai apskritai tvarkosi gerai su problemom. Ten jaunimo turėjo labai problemų su futbolu išsprendę, įtariu, kad ir su finansais ten galvoja labai ateitį, tai bus Islandija. Priėmu šitą atsakymą ir tai yra neteisingas, o teisingas yra Švedija. Gerai, keliaujame prie antrojo, trečiojo turo klausimų. Dėmesio. Forbes leidžia ne tik pasaulio turtingiausių asmenų sąrašą, bet kurį laiką leido ir turtingiausių išgalvotų personažų sąrašą. Paskutiniuoju turtingiausių išgalvotų personažu 2013-aisiais tapo vienas Škotijoje gimęs verslininkas ir nuotykių ieškotojas, didžiąją dalį savo turtų laikantis grynais pinigais. Kas jis? Kas jis? Simonas pirmasis, taip. Galimybė spėti ir užsidirbti 3 taškus. Naudoju pagalbą. Net neįsivaizduoju. Taip, ir 3 variantai ekranuose. Skrudžas Makdakas, valdovas Voldemortas ar Smogas. Tai tada Skrudžas Makdakas. Ir yra teisingas atsakymas ir nepaisant tos pagalbos panaudotos, 3 pelnyti taškai, Simonas 10 taškų, Rokas šiek tiek atsilieka 4, Elina viskas prieš akiją, 1 taškas. Kaip dažnai finansų analitikai vadina šias 7 įmonės? Tesla, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia. Tokiu pačiu pavadinimu yra išleistas ir filmas. Simonas pirmasis, tai... Vienaragis unicorn. Vienaragis unicorn yra neteisingas atsakymas. Bent jau nelaimėsi 3 taškų. Taip. Aš kaip Skrudžas Makdakas. Elina? Ne, neateina. Taip. Neateina. Taigi 3 variantai štai tokie. Bet čia dėl vieno. Rizikos riba, Wall Street'o vilkas, nuostabusis 7.
Nu tai nuostabusis 7. Ir tai yra teisingas atsakymas. Wow. Prieš paskutinį žaidimo klausimas. 1997 spalio 6-ąją Dell Computer įkūrėjas Michaelas Dellas paklaustas, ką darytų su viena žinoma įmonė, pareiškė: aš ją uždaryčiau ir gražinčiau pinigus akcininkams. Kokia tai įmonė? Elina pirmoji turi galimybę spėti, primenu, variantų jau nėra. Sony. Tai nėra Sony. Ačiū už spėjimą. Rokas. Spėju labiau, kad Apple, nes jau buvo paminėta ir jie buvo konkurentai, jau Apple tikrai turėjo būti rinkoje, tai spėju, kad Apple. Tuo metu ta įmonė susidūrė su dideliais sunkumais ir tai buvo Apple ir taip jisai pasakė būtent Apple Dellas. Taigi, matau, kad dar intrigai lieka visada, kas pateks į kitą etapą. Ir dabar dėmesio į ekranus. Mūsų šios laidos ekspertas Andrius Šuminas paaiškins, ar verta investuoti į gerai žinomas pasaulio įmonės, perkant jų akcijas. Tai kalbant, investuoti į pasaulio didžiausias žinomiausias kompanijas, žinoma, yra keletas aspektų. Vienas aspektas, kadangi kompanijos jau kotiruojasi daug metų biržoje, jos yra žinomos, galbūt stabiliai mokančios dividendus, tai jau kaip ir neša tam tikrą saugumo investuotojui jausmą, kad su ta kompanija viskas yra kaip ir gerai. Iš kitos pusės reikia suprasti, kad investuojant į pavienės akcijas, tai gali būti ir labai didelės ir žinomas, tai viskai priklauso ir nuo įmonės rezultatų, ir nuo ekonomikos, ir nuo pasiūlos ir paklausos, nuo vairių produktų. Tai kartais net yra patarimas, jeigu tu nežinai, kurią pavienę didžiąją kompaniją investuoti, tiesiog rinktis, tarkim, biržoje kotiruojamus fondus ar investicinius fondus, kur tai ir iš tikrųjų tų akcijų krepšelis, kur ir bus daugelis tų didžiųjų kompanijų ir tu nesuksi galvos, į kurią pavienę kompaniją investuoti, nes už tave puikiai atliks portfelio valdytojai. Taip, čia laikas jau bėga, turime paskutinį klausimą. Architektūroje gurtas yra arkinė briauna, laikanti ir stiprinanti kryžminį skliautą arba dekoratyvinę skliauto juostą. Pats žodis gurtas yra kilęs iš vokiško žodžio reiškiančio diržas. O kas yra gurtas numizmatikoje, jeigu jį esame matę ir lietę visi? Simonas paspaudė bet daug darbo įdėjo, turbūt verta tau buvo. Daugiausiai kalorijų. Aš noriu pasakyti žmonėm, kurie dalyvaus kituose žaidimuose arba kad nors žais panašių žaidimų, svarbu paspausti pirmam, kad kiti negautų 3 taškų. Mano tokia yra taktika. Nežinau, perleidžiu. Taip, net neįsivaizduoju. Pagalbas išnaudojus. Jo, aš jau Magdakų. naudojęs. Rokai. Aš naudoju savo pagalbą. Taip, ir tai variantai. Monetos briauna, apsauginė juostelė banknote, specifinis vandens ženklas. Monetos briauna. Ir tai yra monetos briauna. Paplojame tau už tą 1 tašką. Ir šiek tiek pritrūko laiko, kad pasivytum Simoną. Simonas keliauja į kitą etapą, bet 6 taškai tikrai nemažai. 2 šiek tiek mažoka, bet aš nežinau, kaip čia viskas susiklostys, nes 3 net užėmė antrasis, galbūt ir 3 vietas. Vėlgi pateks į etapą ir prisijungs prie Simono ir kitų 5. Labai malonu, žiūrovai, kad buvote tarp vorų, vabalų, vyrų, moterų čia su mumis. Tikrai finansinės žinios pagilintos. Mes dėkojame, jeigu norite pamatyti šį įrašą šio žaidimo, epizodo aprašyme galite rasti, kaip ir kitų žaidimų, taip pat daug informacijos apie finansinę sveikatą ir mūsų kanale YouTube, o taip pat ir Swedbank blogė. Mes susitiksime jau 4 žaidime. Kasmet.